Sveiki, gyvai iš studijos laidoje svečiuojasi Laura Dombrovienė, tinklinio marketingo specialistė, Merky brando atstovė. Sveika, Laura. Labas. Tai papasakok apie save mūsų žiūrovams. Taip, tai esu Laura Dombrovienė, ką jau ir paminėjai. Esu visų pirma turbūt moteris ir tai supratau visai nesenai, iš tikrųjų. Taip pat esu žmona, mama dviejų nuostabių vaikų ir žmogus, kuris, aš manau, kad vis dar ieško savęs. Kad ir kaip tai keistai beskambėtų, nes atrodo suaugęs esi, bet vis dar ieškau savęs. Ir šiai akimirkai yra man 33 metai, tai vis jokios, sakau, tas Kristaus amžius toks Sudėtingas laikotarpis. įdomus labai. Įdomus. Papasakok, kaip nusprendėjai pasukti link tinklinio marketingo būtent grožio srityje. Čia toks labai įdomi istorija ir mano visas tas pasukimas prasidėjo galbūt nuo to, kad aš dirbau labai vyrišką pakankamai darbą, projektavimą, esu baigus statybų inžineriją ir dirbau inžinierę konstruktorę ir turėjau tada galimybę patirti tą pirmąją motinystę. Ir tada, žinot, turbūt ten viskas keičiasi. Pas moterį ne tik kūnas keičiasi mintis, viskas labai pasikeičia. Ir tada turbūt ir buvo tas lūžis, kai aš supratau, kad aš nieko apie save nežinau. Aš tuo metu, taip, aš mokėjau dirbti savo tą darbą, ar ne, man jis tikrai patiko. Labai buvau atsidavusi mama, aš manau, dabar suprantu, kad tikrai buvau atsidavusi mama, bet kaip moteris aš buvau, nežinau kas, nežinau. Ir turbūt tai, ką pastumėjo mane kažko ieškoti to moteriškoje srityje, tai, kad aš visų pirma turėjau jau problematišką veido odą, ko prieš tai aš neturėjau. Man viskas būdavo gerai, buvau ta moteris, kuri galėdavo sakyti, man nieko nereikia, aš esu ir taip graži. Ir vėlgi po vaiko atsirado tam tikrų problemų, su kuriam nesugebėjau susitvarkyti, nes nemokėjau. Ir aišku, automatiškai tada pradedi ieškoti kažkokių tais išeičių. Kreipiausi ir pas kosmetologę, pati žinoma bandžiau, taigi vis tiek kosmetikos tai pilnas parduotuvės, ar ne? Ir taip po truputėlį mano keliai nuėjo iki Merky grožio pamokėlės. Man tai buvo labai naujas dalykas ir praėjus tokį nemažą kelią ir dėl to savo gražios odos ir atsakymo vis dar neradus, jau truputėlį sviro rankos. Galvoju, aš neturiu ką prarasti. Ką aš prarasiu, nieko. Tai nuėjau į grožio pamokėlę, pirmą man be galo patiko tai, kad ten mane, negaliu pasakyti, kad aptarnavo, nes aš ten viską dariausi kaip ir pati, bet tai mane tarsi įgalino gebėti, išmokti, prisižiūrėti savo veido odą. Ir galvojau, wow, kas čia per kosmosas. Tai va, aš iš tos grožio pamokėlės išėjau kažkaip kaip ant sparnų. Man labai patiko jausmas ant mano veido ir aš galvoju, aš noriu to jau dabar kasdien. Čia kaip narkotikas. Toks lengvas ar ne, bet tu tiesiog to jausmo nori kasdien. Ir pradžiai viskas, ko man iš ten reikėjo, tai tų produktų. Nes aš supratau, kad su jais man taip pat įvyko ir tada nebenorėjau ieškoti kažko kito, nes jau viskas radau, kas man tiko. Bet tai buvo veido priežiūros? Tai buvo veido priežiūra. Ir taip, to susitikimo metu, tos grožio pamokėlės metu, mus dar ir pamokino pasidažyti tokio lengvo kasdienio makiažo. Mano makiažas prieš tai atrodydavo labai taip kukliai. Kartais ten koks lūpų blizgesys, ir dar tušas. Mano makiažo arsenalą sudarė priemonės, kurias man padovanojo mano vyras kažkada. Tai nežinau, kaip čia tai suprasti, su kokia mintimis man tada dovanojo, bet taip, aš su makiažu ir neturėjau, mažai kažką turėjau. Tai va, ir taip gavosi, kad aš atėjau to gero rezultato savo veido odai, o jau kas paskui išsivystė iš to, tai čia paskui eigoje turbūt pakalbėsim. Tai kiek metų tada dabar jau tu dirbi su tinkliniu marketingu? Tai dirbu, galėčiau taip išskirstyti. Aš prisijungiau prie tinklinio marketingo, bus jau tada 5,5 metų. Pusę metų aš buvau tas žmogus, kuris tiesiog naudoju savo ir aš niekur žodžiu nedalyvauju. Aš turėjau tų vadinamų baubų labai daug savo galvoj. Kaip ir daugelis iš mūsų. Taip, aš jų turėjau ir gal dėl to man ta tema yra tokia artima labai.
Tai paskui truputį atsileidau, Mhm. galvoju, gerai, nu, ar kas čia gali blogo nutikti, nu, tai man patinka tie produktai, ar ne, tai truputėlį arčiau prisileidau pačią kompaniją ir pati nuėjau kažką ten pasižiūrinėti, tada pradėjau kažką daryti, o jau taip rimtai, sakykime, užsiemu, nu, tai galim sakyti 4,5 metų. Nu, taip, į penktus, Netrumpai. žodžiu. Mhm. Netrumpai taip jau. Mhm. Ir kokia buvo tavo pradžia? Su kokiais iššūkiais susidūrėjai? Su visais įmanomais. Aš kažkaip labai pasidžiaugiu dabartiniam savo komandos merginų istorijom, nes aš matau, kaip jom, nu negali sakyti, kad sekasi, bet šiaip sekasi. Nu tikrai, atrodo viskas daug lengviau, daug paprasčiau. Aš kartais jas tarsi šiek tiek nusodinu ant žemės merginos, ar jūs suprantat, kaip jums pasisekė, kiek jūs daug gaunat, kaip jums lengvai tai gaunasi, nes kai mes lengvai gaunam kažką, sunku įvertinti labai. Taip, tai aš tikrai nepasakosiu, kad mano pradžia buvo lengva, nes jinai nebuvo lengva. O Jėzau, tikrai ne, nes aš atėjau iš srities, kurioje apie odą ir grožį aš neturėjau jokių žinių. Aš iš statybų inžinerijos atėjau į grožį. Visiškai Tai skirtingos aš labai keičiausi pati, labai daug mokiausi, labai daug per viską ėjau ir tuo pačiu dirbau jau su klientais, nes tai yra greičiausias būdas įgauti patirties, o tai yra neįkainojama. Tiesiog. Tai, o tų patirčių buvo visokių ir žmonių visokių sutikta ir jau apie ne pasakymą, tai jau manęs nebegazdina turbūt šitas žodis ne, nes jis yra išgirtas per daug kartų. Mhm. Tai va, tai nepasakysiu, kad buvo lengva pradžia, tai jau tikrai. Minėjai, kad tavo merginams yra, galima sakyti, lengviau, ar ne, šiek tiek pradėti. Ar tai įtakoja, tarkim, tai, kad tu esi šalia, per viską perėjai ir gali joms padėti išvengti tų pirminių kliučių, su kuriuom susidūrei tu pati? Oi, manau, kad tikrai taip. Ir tas, manau, palaikymas yra be galo svarbus ir žinojimas, kad tu nesi viena, nesvarbu, ką tu beveiktum gyvenime, ar ne? Kai tampi mama ir tu ieškai savaime suprantama kitų mamų, kad pasidalintum, nu va, mano nemiegoju, nu ir tavo ai, tai gerai, tada tai čia normalu. Čia viskas gerai, čia taip tavo būna. verkia, ai, žinok, mano irgi verkia, ai, tai gerai, tai normalu, tai manau, kad šitoje veikloje irgi yra tas pats, tiesiog kai tu susiduri su kažkokiu sunkumu, tai tu nori žinoti, kad tu ne viena. Tai čia svarbiausia. Pakalbėkim dabar bendrai apie tinklinį marketingą. Tai žadėjai papasakoti visus baubus susijusius su tuo, tai gal nuo to ir pradėkim. Tai va, įdomu iš tikrųjų būtų sužinoti ir pačių klausytojų nuomonę, tiksliau, galbūt pačius baubus galite įvardinti, su kuo jums asocijuojasi tinklinis marketingas, nesvarbu kokia kompanija, nesvarbu koks produktas, bet tas pats baubas, vadinkim, kažkoks įsitikinimas, tai nes jų yra labai daug ir pas kiekvieną žmogų, manau, kad jie yra skirtingi. Ir nėra taip, kad aš čia dabar papasakosiu visus, ne, aš gal papasakosiu iš to, ką aš dažniausiai žmonių girdžiu. Ir aš nepykstu ant tų žmonių, aš žinau, kad aš pati per tą perėjau. Ir vienintelis dalykas, kuris, sakykime, nulaužia tą tavo baubą, tai pasigilinimas truputėlį. Nu, tiesiog sužinojimas. Nes kai tu kažko nežinai, tai tu automatiškai atmeti, bijai ir neprisileidi ir nu, tai yra normalu. Tai va, tai kai tu pradedi gilintis, truputėlį pasidomi, pasižiūri kažką, tai pasidaro, kad nu, tai čia gal nėra taip ir baisu ir nėra čia taip ir blogai. Ir aišku, į didelį įtaką daro ir žmonių patirtys. Čia iš tos serijos, kai galbūt kažkas turėjo tą negerą, sakykime, patirtį, bet tai yra normalu, visokių jų būna. Ir tada Petrutė, sakykime, turėjo patirtį, atėjo pas Sonutę ir žinoma, jinai su ta savo bloga patirtimi, jinai būtinai pasidalins. Jinai pasidalins dar ir su 3 kaimynėm, nes tai buvo bloga patirtis. Bet jeigu jinai turėjo gerą patirtį, taip toks, mes taip priemam kaip tokį savaime suprantamą dalyką. Jeigu buvo gerai, tai yra gerai.
Bet jeigu buvo blogai, Tai būtinai ateik pasakysiu. čia, būtinai pakrapštysiu. Tai va, tai Prieš čia... pradedant tau pasakoti, klausytojai, jeigu susidūrėt, bet kažkokiu tai turit minčių apie tinklinį marketingą, tai būtinai komentuokit, parašykit, mes irgi galėsim juos aptarti, ar ne? Tai būtinai galėsim pakrapštinėti tos baubus. Taip. Taip, tai turbūt vienas iš tokių dažniausiai man pasakojimų dalykų, ar ne, iš moterų, kurios jau kaip ir gal ir nori prisijungti ar ne prie komandos, bet jos manęs labai daug kartų perklaus, ar man tikrai nereikės čia nieko daryti, ar man nereikės tikrai dirbti. Ir aš taip sakau, taip, jums dirbti čia nereikės, nes jūs turite pasirinkimo galimybę, jūs galite daryti, turėti papildomas pajamas, galbūt kurti savo naują darbo vietą, kaip padariau aš. Bet jeigu jūs to nenorit, jums tai nėra privaloma. Gerai. Ir šitas pokalbis atrodo kartuos koks 5 kartus, 6 kartus, visa kita gerai. Bet moteris kaip prisijungia. Kaip joms, man iš karto kyla klausimas, jos ateina, tikisi vis tiek, aš manau, pagrindinis tikslas yra uždirbti pinigų, ar ne? Nebūtinai. Nebūtinai. Tai koks tada mano, tikslas? pavyzdžiui, pagrindinis tikslas prisijungti prie komandos buvo labai paprastas, žemiškas ir dėl savęs aš labai norėjau tų gerų produktų, tik tais kita kaina. Taip. Tai dauguma merginų irgi dėl šios priežasties? Taip, ateina ir dėl šitos priežasties. Ir jos turi įsitikinimą, kad baimė galbūt, ar ne, kad jom būtinai reikės dabar kažką daryti. Tai nereikės. Ir atrodo, kad kali tą frazę. Ir po to, jau kai tampa komandos nare, ar ne, pati moteris būna sako, šiaip aš nežinau iš tikrųjų, ar man čia kažką pavyks daryti, nes aš nežinau, ar man pavyks taip gerai pasiūlyti kaip jums, ar taip toliau, ir galvoju, tai aš tai net nesakiau, kad jums iš vis kažką reikės daryti. Tarsi, antiek yra giliai kažkur įsišaknyje, kad tu vis tiek tuo tiki, nepaisant to, kas tau yra sakoma, iš tikrųjų iš to žmogaus, kuris tame yra, bet, tu vis tiek transliuoji tą patį. Tai galiu pasakyti, kai pabūna, pamato, kad, aš tikrai jų nepurtau ir nesakau, tu dabar daryk čia kažką, kažkaip atsileidžia. Ir pasidaro malonu būti. Tai va, tai čia toks vienas iš baubų. Tada jau tokie, gal tokie iš viso, kur sakyčiau, iš tos ryties, kur žmogus tikrai nežino, apie ką kalba, tai sako, tai pas jūs ta piramidė, ten sekta, ten piramidė ir sekta. Tada žmogaus klausia, o tai kas yra piramidė? Tai va ten, kai reikia ten daryti ir tu ten kažką. Ir tu supranti iš aiškinimo, kad jau žmogus jau tiesiog pats nežino, kas ten yra ta piramidė, apie ką jisai kalba. Apie kokią čia piramidę kalba? Tai būtent. Yra, vadinasi, iš kažkur girdėta, kad tinklinį marketingą sieja su tokia kita, sakykime, šaka, kur tikrai žmonės yra pakviečiami į komandą ir, sakykime, aš irgi kuriu komandą. Tik tai tiek, kad piramidės, tas, sakykime, marketingas yra toksai, kad jeigu tu esi viršuje, aš, pavyzdžiui, pakviečiu tave ar ne į savo komandą, tu visą laiką jau lieki pas mane apačioje. Tu niekada negali manęs pralenkti, aš jau, žodžiu, tu pas mane ir viskas, ir sėdėk. Bet tinklinis marketingas yra visai kas kita. Dabar, pavyzdžiui, aš turiu savo komandą ir visiškai nesvarbu, ką veikiu aš. Jeigu kuri nors iš mano komandos merginų, kaip sakau, susijims ir norės mane aplenkti, jinai labai laisvai tai gali padaryti. Labai laisvai. Ar mano to blogai? Ne. Aš esu suinteresuota, kad mano žmonėms sektųsi. Už tai aš skiriu labai daug laiko savo komandos ugdymui. Tai man nėra nuo to nei blogai, nei kažkaip, jeigu jinai mane aplenks. Tai žmonės irgi kartais bijo, aš nenoriu kažkam priklausyti. Tai viskas su to yra gerai, tu esi nepriklausoma. Tu tiesiog turi turėti savų tikslų ir jų siekti. Nepaisant to, ką aš darysiu. Juk bet kada galima išeiti, ar ne? Jeigu tu Tai pasiekiai čia tam iš tikrą viso, lygį ir taip. gali savo komandą suburti, ar ne? Taip, žinoma. Tai čia tokie niuansai, tos povandeninės srovės, kur žmonės iki to nedaeina. Nes jie iš karto, kai išgirsta tinklinis marketingas, Taip. Tai iki to tu net nei tu negali paaiškinti, nei žmogus pats nuėjęs kažką ten aiškinasi. Tai tokie baubai. Gal pačios dar kažkokiu, bet yra girdėta apie tai, ką žmonės kalba, su kokiu susitinka. Socialiniai tinklai, ar ne? Vėlgi, kadangi aš pati atstovauju kosmetikos kompaniją, kas be ko, esu irgi įvairiose grupėse, kur yra kalbama apie grožį, ar ne? Ir, tarkim, moteris
parašo, kad vat, man reikalingas būtų ten kremas, ten kažkaip sausai odai, pavyzdžiui. Nu ir ten pasipila rekomendacijos, ar ne? Aš kaip savo srities, sakykime, jau tikrai profesionalė, man yra juokinga skaityti tuos visus patarimus, nes niekas nesigilina nei kiek tau metų, nes būna anonimio ten parašyta, ar ne? Tu net nežinai to žmogaus. Nei kiek metų, ar tas žmogus jisai turi kažkokių alergijų, ar jisai kažkokių jautrumų turi, ar ten dar kažką, bet rekomendacijų būna krūva. Ar tai yra profesionalus darbas? Ne. Taip. Ne. Tikrai ne. Ir aš sutinku, dėl tokių rekomendacijų truputėlį kyla abejonės tais siūlomais produktais. Todėl aš niekada taip nedarau. Aš tada, jeigu parašau, sakau, kad žiūrėkit, man tiesiog tam, kad galėčiau parinkti, reikia daugiau duomenų. Juk atėję pas gydytoją mes pirmiausia pasakom, kas mum yra, gydytojas turi mūsų ligos istoriją, jisai pasidomi, kas mes, kaip ten ir taip toliau. Tai čia yra tas pats, tu negali, nežinodamas nieko apie žmogų, jam pasakyti, žinok, tau šitas būtų labai gerai. Taip. Tai va, iš tokių galbūt nevykusių rekomendacijų irgi ateina įsitikinimas, kad visas tinklinis marketingas yra nes ką be pasakysi, visi produktai yra geri. Tai aš manau, kad produktai gal ir geri, bet svarbu parinkimas pats. Tai va čia turbūt esminis dalykas, su kuo ne visi dirba. Tikrai. O savo komandą mokini būtent ir labai. Tai va yra komandoje pas mane toks kaip ir, negaliu pasakyti, kad susiskirstimas, bet taip aš leidžiu būti vienoms tiesiog dėl savęs, dėl savo šeimos, ar ne, galbūt, pavyzdžiui, ten mama, sesė naudoja, tiesiog savas ratas, ar ne, ir viskas su tuo yra gerai. Bet jeigu yra, tarkim, mergina parodo iniciatyvą, kad jinai nori kažką veikti, tada aš sakau, žiūrėk, man netinka katalogo nunešimas kažkam parodyti, nes tai neveikia. Tai dabar manau, kad neveikia. Tai yra dar vienas baubas, ko visi bijo. Tai pamato kažkokią, ar ne, tai katalogą dabar kažkokį atneš. Tai va, tai aš taip nedarau ir savo komandą stengiuosi vesti kitų kelių. Jis nėra lengvas, bet aš jau nesenai turbūt savo įsivardinau, kad aš turbūt neieškau lengvesnių sprendimų. Tai aš ieškau pagal mano asmenybę labiau atitinkančių sprendimų. Tai ir aišku, jie yra geresni žmogui, kas be ko, bet dėl jų reikia kovoti, padirbėti. Tai kaip vyksta jūsų pardavimai? Kokiu principu? O, čia dar įdomesnė. Anksčiau dirbau tik gyvai iki karantino. Turbūt, tikrai buvo tai, kad vedžiau krūvas grožio pamokėlių. Per rekomendacijas žmonės ateina, ar ne, moteris ateina, tai kažkaip pakvietė, tai pažįstamos, tai dar kažkas. Čia vėlgi įsijungia labai kūryba. Ir tu gali pati sugalvoti, kaip tu tai darysi, kaip tavo ta grožio pamokėlė atrodys. Daugam iš vis yra kosmosas, kas ta grožio pamokėlė, ar ne? Kas ten vyksta ir taip toliau. Tai čia yra tas būdas dirbti gyvai. Kaip aš dirbu online, nes mano visa tokia, sakykime, pagrindinė karjera lipdėsi, kai aš buvau labai nėščia, labai jau su antru vaiku. Ir verslo grupė gimė tada, kai gimė mano dukra tuo pačiu metu. Ir buvo karantinas ir tu išeiti negali, tu esi, kaip sakau, įsipūtus kaip balionas, bet aš tada tiek daug padariau, todėl kad sukūrėm tokį nuostabų įrankį, kurį dabar dar ir naudoju, tai yra grožio dėžutė. Moteris pas mane, kaip tai vyksta ar ne, tai moteris užpildo tokią anketą, pagal kurios atsakymus aš jai asmeniškai parenku priemonės. Jinai gauna indėlius, kur parašyta, pavyzdžiui, prausiklis, ten kremas. Aš ją prijungiu tokią uždarą Facebook'o grupę, kurioje yra instrukcija, kaip ką teisingai naudoti. Nes čia galima dar būtų atskirą temą pratęsti, kokių kuriozų moterys daro namuose. Bet čia nesijuokiant, aš tiesiog žinau, nes aš pati dariau, tai viskas tvarkoja, bet aš siekiu, kad jinai kuo tiksliau viską pasidarytų su tom priemonėm, kurias aš jai asmeniškai parinkau. Ir kad jos veiktų taip, kaip jos turi veikti. Ir tada po viso to projekto, sakykime, nes jinai bando kelias dienas, jinai už produktus nemoka nieko. Čia vėlgi, tu gauni keliom dienom bandytis produktus nemokamai. Tai tu gauni mėginukus kažko. Taip.
Ir tada mes kaip ir galim susiskambinti ar ne pokalbį, paaiškinu, kodėl kažkokie produktai buvo būtent parinkti, nes jinai įvardina problemą, ką jinai nori pagerinti. Mano darbas yra tą problemą įspręsti, kaip sakau. Ir nebūna taip, kad moteris nepajustų skirtumo po tų kelių dienų. Ta prasme, nebūna. Ir po to, aišku, jinai renkasi, ar jinai nori naudoti produktus toliau, ar jinai ten pasako, kad, gal vis tik tai ne ir panašiai. Tai kiekviena turi laisvę rinktis. Aš iš to vietoje esu, galbūt kartais man labiau reikėtų, sakykime, žmogų pastumėti link to, tai paskatinti, bet, jeigu jam labai patiks, jisai grįž. Anksčiau ar vėliau jisai grįž, o aš esu iš tų, kad, aš palauksiu. Tai turbūt tinka tas posakis, kad kiekvienas verslininkas vis tiek suranda anksčiau ir vėliau savo klientą. Taip. Ir aš žinau pati, kad kai kam reikia iki to užaugti, tiek finansiškai, tiek kažkaip kitaip, tai viskas tvarkoja, kartais moteris savo tiesiog neleidžia turėti. Tai, bet aš negaliu jos pakeisti gyvenimo. Jis turi priimti sprendimą pati. Taip. Tai jūsų pagrindiniai pardavimai vyksta dabar turbūt socialinėje erdvėje? Šiai dienai turbūt didžioji dalis tai taip. Ir aš galiu pasakyti, man tai labai patogu. Patogu, ar ne? Taip, labai. Nes man nereikia vežiotis krūvos dėžių su produktais, nes aš ne tik savo studijoje vedu grožio susitikimus, važiuoju galbūt į kitus miestus ir įsivaizduokit, kiek reikia, sakau, susidėti visą savo kabinetą, turėti viską, nes kai moteris pabando ir jinai nori to produkto čia ir dabar. Netinka tas variantas ir aš sakau savo komandom merginom, kad vis žinokit, yra taip, kad jeigu jūs pamatot kažką, tai norit gauti čia ir dabar. Juolab, kad aš dabar kažką pabandžiau ir man taip malonu, taip gera, aš noriu dabar neštis. Man netiks tas, kad aš jums sakysiu, kitą mėnesį gal bus jau. Tai ne, tai nėra profesionalu, tai netinka. Ir vėlgi, tai yra tam tikras lygis. Tai kokie visgi yra tinklinio marketingo privalumai? Privalumų yra daug. Ir man atrodo, kiekvienas atrastų jūs savai žodžiais įvardintų. Ir kai yra privalumų, yra ir minusų. Tai man didžiausias privalumas yra laisvė ir nepriklausomybė, bet čia ir yra didžiausias spąstai tinklinio marketingo. Kodėl? Todėl, kad kai tu turi darbą nuo 8 iki 5, tu ateini, tau kažkas, tu tą padarai, uždarai duris ir išėjai. Viskas aišku. Tu už tai gauni kažkokią tais pinigų sumą, tau yra aišku, kad tu gausi ją, ten vienokiu ar kitokiu būdu. Su tinkliniu marketingu yra tai, kad taip, tu turi laisvę, tu turi begalinę laisvę kūrybai, kaip daryti, ką daryti, su kuo dirbti, gyvai, online, su žmonėm, su klientais, su komanda. Man tai yra beproto įdomu, tai yra dinamiškas darbas ir tai yra su kuo dirba visi verslininkai. Žmonės dirbantys savo. Bet tuo pačiu, tu pats savo esi šefas. Ir kai tu turi laisvę, pavyzdžiui, šiandien ar ne, tai man dabar keltis tą 8 ar gal iki 10 pamėgauti. Iški. Turi Labai tu turi save gaudyti, ar tu iš tikrųjų dirbi, ar tu apsimeti, kad tu dirbi. Ir dažniausiai atsiduri toj vietoje, kad tu apsimeti, kad tu dirbi. Ir aišku, kai tu neturi rezultato, tada kas atsiranda? Vėlgi, iškyla tam tikri baubai. Tinklinis marketingas ne man. Čia yra nesąmonė, čia negali uždirbti, čia Tai va, ir tos vėlgi tie tokie baubai atsiranda iš tų žmonių, kurie paslydo. Tiesiog paslydo, jiem nepasisekė ir aišku, jie papasakos apie tą savo patirtį. Tie, kurie atlaikė šitą išbandymą ar ne, jie yra ten, kur jie yra. Jie pakankamai aukštai ir jų nėra daug. Tai vat, bet tinklinis marketingas, jisai neturėtų būti kažkaip kaip, negaliu pasakyti, kad aukštinamas ar ten kažkaip išskiriamas labai, tai yra paprastas, normalus verslas, kur tu tiesiog produktą jau turi sugalvotą ir marketingo planą. Ir tau nereikia galvoti. Bet jeigu tu turi, nežinau, batų parduotuvę, sakykime, tu susidursi su visais tais pačiais etapais, su kuo susidarė atėjęs į tinklinį marketingą žmogus. Tik tai tau reikės ieškoti klientų, taip reikės ieškoti klientų.
nu, tiesiog taip yra. Ir, Mhm. ir visokiausių ir tų nuomonių susilauksi. Ir ten vis tiek tu galvosi, kaip tau ten tuos batus kažkaip geriau padaryti, parduoti ar ne, ką ten tokio padaryti. Tu vis tiek galvosi, nesvarbu koks produktas, ar kosmetika, ar batai, Taip, nesvarbu. taip, be abejo. Tai tiesiog, kai tu pradedi tai suvokti kaip paprastą normalų verslą, kad tu esi verslininkas, Mhm. tai tada biški nusiema tų visokių iliuzijų, kad aš čia atėjau, laisvą darbo grafiką turiu ir, žodžiu, dabar man pinigai kris iš vorų. Tai va to nėra. Taip, tu turi labai save kontroliuoti. Ir bet kokiam iš tikrųjų darbe, ar ne, jeigu tu pradedi vadinamą solo verslą, Mhm. tai čia pirmas dalykas - laiko planavimas, Taip. kontrolė savo, ar ne? Taip, taip. Lūkesčiai tiesiog būna labai dažnai nepagristi. Galiu pasakyti pavyzdį, ar ne? Viena mano komandos mergina, aš manau, kad jinai neįsižeis, nes mes su ja esam šnekėję apie tai, nežinau, milijoną kartų. Tarkim, mokau savo komandos merginas planavimo ir jinai dirba darbą nuo 8, net nuo 8 iki 5. Pas ją yra slenkantis grafikas, dirba jinai nuo 10 iki 8. Taip toks, nu, tikrai visa diena, sakykime. Ir savo laisvas dienas jinai kaip ir nori paskirti mergiai, ir ne. Ir pas ją lūkesčiai. Jinai dirba tame darbe, nežinau net kiek ten tų valandų, daug. Jinai uždirba iki 1000 eurų, sakykime. Ir jos lūkesčiai merikėjai, ar ne, atėjus uždirbti bent 2000 eurų, Mhm. skiriant savo papildomo laiko iš tų ten kelių laisvų dienų, tiesiog. Ir aš tada galvoju, okei, kokie yra lūkesčiai, taip nusižeminus, ar ne, tu savo visą laiką skiri darbui ir uždirbi 1000, duok dieve, bet tu skirdama ten porą valandų per dieną, tom savo laisvom dienom, tu nori uždirbti 2000. Mhm. Prasme, va taip va viskas nesusiveda. Ir tada, kai tu susiduri su ta tokia, va, tu įsikeli tos labai aukštus lūkesčius ir taip trenkiesi žemę į veidą, nes tai mano lūkesčiai tai tokie, tai kur mano tie 2000? Nu gerai, tai prisėskim, tai paskaičiuokim, o tai kiek tu iš tikrųjų to laiko skyriai tai veiklai, iš kurios tu nori tų 2000. Nu tai, bet tai postą rašiau, ten kažką tai padariau, bet ar tu dirbai iš tikrųjų su klientais? Mhm. Nu, nelabai. Nu ir viskas. Viskas to ir pasakyta. Viskas to ir pasakyta. Tu pati jau tiek metų dirbdama Mhm. šitoje srityje, su kokiais iššūkiais susiduri dabar? Pati. Aš, man atrodo, kad šitas darbas man labiausiai turbūt ir tuo pačiu ir patinka, ir labiausiai dėl jo ir kenčiu, tai kad tai yra darbas su žmonėm ir žmonės yra visokie. Ir pirmiausia, darbas yra su klientais, jų irgi visokiausių būna, ir su komandos narėm, ar ne, pas jas irgi visokiausių dalykų vyksta. Ir kartais tu pradedi jausti, kad tu nedirbi savo to konkretaus darbo, kuris kaip įvardintas, ar ne, aš grožio konsultantė visų pirma ir pardavimų direktorė. Bet pradedu jausti kartais, kad aš dirbu kaip psichologė, patarėja, coacherė ir ten dar kažkas. Tai va turbūt čia tas didžiausias iššūkis, kai tu pajunti, kad jau sėdi kažkokiose keistose rogėse ir kas čia dabar. Mhm. Grįžtam, atrodo, prie to, nuo ko viskas, ten, kur viskas ir turėtų būti. Tai va čia sunkiausia. Bet aš manau, kiekvienas žmogus dirbdamas, pavadinkim taip, ant savęs, ar Mhm. ne, savo, susiduria su šitomis problemomis. Jis turi būti apimti daug sričių, Taip. tiek psichologas, tiek konsultantas, ar ne, Mhm. patarėjas, draugas. Tai čia, Taip. manau, visi su tuo susiduria. Taip, bet vat ir yra, kad tas, kuris dirba darbą nuo 8 iki 5 pas kažką, jisai su tuo nesusiduria ir jisai, kai įkrenta į tas roges, jam atrodo, tai kas čia dabar. Mhm. Tokie vat skirtumai. Ir vėl tarsi grąžint norisi, kad tinklinis marketingas nėra kažkoks kosmosas. Tai yra kito tipo verslas, kur Taip. viskas yra ant tavo pečių. Mhm. Taip. Tai pabaigai, ką patartum mūsų žiūrovams, kurie norėtų imtis tinklinio marketingo? Tai nebijoti, nes niekas jums per galvą neduos. Pirmas dalykas, tiesiog išbandyti, nebijoti ir taip priimti tai, kad patirčių gali būti visokiausių, nu jų tiesiog visokiausių būna. Net ir toj pačiai Maksimui. Nu, viena pardavėja gera, kita ne. Tai dabar ar Maksima bloga, ar tas žmogus, pas ką tu nuėjai, yra kažkas ne taip, ar ne. Ir turbūt svarbiausias dalykas, tai žmogus, pas ką tu nueini. Čia yra be proto svarbu.
kad būtų artima, būtų malonu bendrauti, eitų susikalbėti. Ir tarp kitko, aš kviesdama į savo komandą, aš turiu savo tokį kriterijų, kad aš dažnai tai vardinu, sakau, kad, man su jumis faina. Mes tada galim toliau kažką. Jeigu ne, tai aš žinau, kad mes toli neisim kartu. Tai Bet neįvardin, ar ne? Ne, tiesiog aš žinau, kad bus sudėtinga ir tada nereikia, gal mum tiesiog nepakeliui, galbūt kažkur būtų gerai, bet aš žinau, kad aš kelsiu tada kartelę ir tas žmogus, kažkaip mes prasilenksim, tada o kam? Taip. Ir laikas sugaišti ir vienas. Taip, tai nusivylimas tada laukia, tai kam? Tai ačiū, Laura, kad atvykai, išsklaidai visus baubus apie tinklinį marketingą. Tikiuosi. Tai jeigu dar turėsit kokių klausimų, tai tikrai parašykit komentaruose, Laura atsakys, ar ne? Taip. Ir dar kartą ačiū ir iki susitikimo kitam live.